Sveiki visi, su jumis man Kimba. Šiandien esu, manau, ant paskutinio ledo Arvyduose. Šį kartą gaudysiu ant savo darbio avižėlių. Pasistengsiu pagauti žuviną ir kuo išsamiau ir detaliau paaiškinti jums, kasgi ta bemasalė. Na, o dabar pradedam. Pravedimas yra paprasčiausias drebinimas. O ešeriukas atplaukė. Jisai dažniausiai naudojama šio žvejybai. Įvairiausios amplitudės. O dabar, pavyzdžiui, visai aktyvus pravedimas. O žuvytė kyla, nekimba. Žvejojant bemasalę reikia atsižvelgti, kad žvejojame visgi aktyvią žuvį. Todėl reikia aktyviai jos ieškoti. 5 pravedimai vienoje eketėje. Jeigu nieko nėra, tai einam prie kitos. Šiuo atveju šioje eketėje diperis daugiau neberodo žuvies, todėl pereisim į kitą. Žuvis į avižėlę reaguoja iš karto, jeigu jie yra šalia. Ji priplaukia ir žiūri, ta prasme, per pirmą pravedimą dažniausiai būna kibimas. Jeigu va šiuo metu žuvis yra ant dugno, šitoj vietoj, kur žvejoju. Dabar tai va nieko nerodo, matau avižėlės darbą, viską matau. O žuvies ne. Truputį pašokdinu per dugną, tokiu būdu galiu prisivilioti žuvį iš kažkiek toliau. Jie tiesiog priplaukia pažiūrėti, kas čia per dumblo sukilimas, o iš ten kyla mūsų bemasalė. Pastebėjau, kad žvejojant ešerius nereikia aukštai kelti, visi kibimai yra beveik prie dugno. Nežinau, su kuo tai susiję, gal greičiausiai dėl to, kad žvejoji, kur gylis metras. Op. Įkabinau ešerioką. Ir panašu, kad nemažas. Aha, bičiuliai. Diperis parodė žuvį. Na ir jie iš karto kiptelėjo. Štai jums prašom, Arvydai, ir tokie gražūs ešeriai. Va, avižėlė. Žuvies aš šiandien neimsiu, viską paleidinėsiu arba žvejam atiduosiu. Na, nes po praeitos stintų žvejybos tai žuvies pilni namai. Stipriai nekirtau, tiesiog lengvas toks pakėlimas į viršų, nes žvejoju su valu 0,08, tai yra labai plonas valas. Ir reikia saugotis kiekvieno stipraus patempimo. Dar pamiršau paminėti, kad ritelę stabdį pilnai atveržiau. Va, ryte prasisuka, nes kaip matėte, ešerys davė gerą tokią kovą ir pareikalavo nemažai valo. Tai valas plonas, gylio nėra, todėl reikia atveržti stabdį. Jo, bet jau oras kvepia pavasariu. Tas toksai jausmas, kai viskas po truputį bunda, jau ir žąsų mačiau, ir va gulbės vaikšto. Labai geras jausmas, dar kai žuvis kimba iš viso. Gerai, pabandysiu kardinaliai pakeisti avižėlę. Turiu kitą meškerytę. Va, meškerėlė, čia jau yra kita avižėlė, be jokio biserio. Ir su jie man tenka pagauti visiškai neaktyvią žuvį. Nu, pabandom. O žuvytė rodo. Op, ką tik buvo kibimas, turėjot matyti. Nu, čia jau visai pipuliukas.
Ešerius aš imsiu dabar vat, į maišiuką ar kažkur ir leisiu į 16 tvenkinį. Kodėl? O todėl, kad 44 tvenkinyje yra daug linų ir arvidų savininkas nori, kad tie linai sėkmingai nerštų ir augtų, o ešeriai, kaip žinom, valgo visą mailių ir ikrus. Todėl aš tiesiog kažkiek prisidėsiu prie tų linų neršimo ir leisiu ešerius į kitą ežerą. Na arba, kaip sakiau, atiduosiu žvejams. O žuvytė pasirodė kažkoks ešeriokas mažas. Va tuom ir įdomu žvejyba, va būtent šiame tvenkinyje Arviduose, kad gilis siekia vos metrą, o žuvis yra iki kilogramo ir daugiau. Čia praeitą žvejybą man 3 kartus nutrūko, 1 kartą kablį nulaužė. Žodžiu, žuvis tikrai didelė yra. Reikia tik tais išmokti virpinti ir perprasti žuvį. Tie, kas neturi dyperio, tai žvejyba bus kiek kitokia. Truputį galbūt bus netokia rezultatyvi, kaip žvejojant su dyperiu. Nes kai žvejoji su dyperiu, tai tu matai, kur žuvis kyla, kada leidžiasi. Tu jai gali tiesiog vos ne į burną įkišti tą avižėlę. Jai belieka tik išsižioti. Nu, be dyperio žvejojant jau 100% reikia ieškoti žuvies pačiam ir tiesiog laukti kibimo. Pastebėjau, kad didelis ešerys, jeigu jis yra, tai jisai iš karto tą duoda žinot. Priplaukia ir čiumpa. Jokių ten žaidimų nėra dažniausiai. Aišku, būna atveju, kada žuvis neaktyvi, jinai tiesiog lėtai plaukia, niekur neskuba. Taip kaip buvo praeitame video, kai ešeriai eketėje plaukė. Pabandysiu tokį vat plačios amplitudės pravedimą. Jis dažnai irgi parodo žuvies aktyvumą. O kyla. Op, yra. Na va, kaip ir sakiau, parodė žuvies aktyvumą. Toks nedidelis, bet vis tiek smagu žiemą žvejojant. Taip, atgal dyperiukas. Kai pagaunu žuvį, tai iš karto stengiuosi kuo greičiau nuleisti avižėlę ten pat, į tą pačią eketę, nes ešeriukai va tokio dydžio, jie po vieną nevaikšto. Vėl darau tą patį pravedimą, tokį platų, nes žuvis kažkiek galbūt pasibaidė aplinkui. Na ir šitas pravedimas jis prisišaukia ešerius. Aš drebinu su 2 rankom paėmęs meškerėlę. Kažkas drebina va tai va, kažkas drebina va tai va. Bet man patogiausia ir gaunasi tolygiausias pravedimas, būtent su 2 rankom. Paleisiu ešerius. Po truputį sukišau. Yes. Valiau. Nu ir mažiukas. Op. Jau žvejų yra, todėl reikia kažkaip neišsiduot, kad čia pas mane kliova yra. Ui, pamečiau somtelį. Nu nieko. Va, jisai stovi dar. Net mažiukas. Ką ten su tokiu? Iškart. Labai. Va, avižėlė. Kaprizingi, jie kaprizingi. Ledas kilinėt taip baisiai. Net įdubau. Pliusas daro savo. Ledas greitai tirpsta. Pamėginsiu pakeisti avižėlę. Avižų turiu prisidaręs pakankamai. Va, pačioj mano savadarbės. Viršui čia va, tai aš papuošiau tiesiog su biseriu.
Nieko ypatingo. O, turėjau ką tik įbilų. Gerai, galbūt pasiteisins šitą avižėlę. Avižėlė iškart iššovė. Na, toks nedidukas. Oi, atsikabilo. Dar, nu ir vėl atsikabilo. Bet mažiukai bombarduoja. Op. Labai gerai. Kol kimba, tai reik prilupti. Biški didesnis. Nu va. Super. Įsivažiavom, kaip sakant. Nedidukai, visai nedidukai. Va, didelis ešerys. Reikėjo įtraukti. O aš čia atsatskinaus kamerą junginėt. Nu ką padarysi? Bus dar to ešerių. Geras. Ant dugno žuvies rodo daug, bet ji tiesiog nekimba. Geras ešerys. Oba. Nelabai jau toks ir geras. Gražus, aišku. Galvojau, kažkiek didesnis bus. Va, toksai va. Suvalgė mano rankų darbo avižėlę su raudonu biseriu permatomu. Bet taip tik avižėlę nuleidžiu, pradėjau virpint, žiūriu, va štai toks ešerys priplaukė. Bam, kibimas yra. Labai saugokitės, kai valas užsikabina už ledo, netampykit, o stenkitės gražiai atkabinti su ranka, nes kai žvejojate su tokiu plonu valu kaip 0,10, 0,08, tai jisai tiesiog lengvai pasižeidžia ir toje vietoje labai greitai nutrūks. Irgi gražus. Vo, prašom. Čia matyt mažas. Ešeriokas. Nes kyla gan aukštai ir tiesiog nekimba. Va, ką išdarinėja. Įsidenojo. Žuvų kibimai beveik išnyko. Dyperis nusėdo, tai dabar kraunu. Vienoje eketėje trunko apie kelias minutės. Jeigu yra aktyvi žuvis, tai jinai tiesiog užkimba. Jeigu ji neaktyvi, tai tegul jinai ten ir būna. Ir apsigręžiojęs perspektyvę vietą, aš vaikštau tiesiog ratais. Vienoje nepagauni, kitą kartą ateini, jau žiūrėk, ten sėdi ešerys. Tiesiog, vat, žuvis vaikšto, jinai nėra sėsli dabar. Ir ją pagauti tikrai įmanoma tokiu būdu, kaip aš dabar žvejoju. Nu va, šeriukas. Avižėlė. Visai neaktyvus, kimba ant pauzių dabar.
Va, truputį pajudini. Ateina ešerys, tada pauzę padarai ir jisai kimba. Va, taip klibini. Atėjo ešeriukas liktais. O, punk. Ir yra. Išties labai įdomu, labai maži aišku ešeriai, bet neįprastas dalykas tokiai žvejybai. Ir pauzė. Jeigu nieko, tai nuleidžiu ant dugno ir vėl ta pati procedūra. Nežinau, kame esmė realiai, nežinau. Va, toks ešeriokas. Sakau, visai ant pauzė. Va. O, už kur čia tiek žuvies? Reikia keistą avižą matyti ir pagaut. Va, kaip atrodo kibimas, ta juostelė, tai yra žuvis. Jis sekė avižėlę ir vėliau užkibo. Aišku, tai yra nedideli ešeriai, bet vis tiek man labai smagu gaudyt. Manau, mane daugelis supras, tie, kas žvejoja žiemą. Diperis rodo žuvį. Reikia pagauti. Atsikabina. Vos prisilėkė. Pametė į viršų. Keičiam avižą greitai. Aha, visą laiką, kai greitai reikia, tai ir susipainiojo. Žodžiu, tokie pavieniai ešeriukai kimba. Labai sunku nufilmuoti kibimus, nes jie taip pat plaukia, capt ir viskas. Kažkokie baisiai neaktyvūs. Jo, čia greičiausiai irgi nedidukai ešeriai. Jie tiesiog seka avižėlę, bet tuom viskas ir baigta. Dar kelis pravedimukus ir eisiu kitur. Čia tokia žvejyba, kur nereikia užsibūti ilgai, bent jau aš patariu. Vaikštai, ieškai žuvies, kuri maitinasi ir ją pagauni. Atsikabino prie pat. Toksai va ešeriokas. Va, matot, aktyvi žuvis, jinai vaikšto. Jau kelintą kartą šitoj ketėjai žvejoju, vis skirtingas žuvis joje būna. O dabar atėjau, pirmas pravedimas, pats ir yra. Tokia vat mano taktika. Ojojojojojojoj, čia jau didelis. Panašu į tai. Ne, nedidukas. Bet sprinto davė tokį vyrišką. Va, avižėlės tokios. Realiai aš ant tos pačios visą dieną gaudau. Ryte tik tais gaudžiu ant geltonos, bet ant jos perstoja. Nu, ketėjai žuvis baigėsi. Galima, aišku, čia virpint. Kažkada ateis vis tiek tas žuvis, bet aš linkęs į jos paieškas. Va čia tai dydis. Manau, tai rekordinis ešerys šiandien. Tiek ešeriukų kol kas susikaupė. Visus leidžiu atgal. Tiksliau ne atgal į 16 tvenkinį. Mano žvejyba jau eina į pabaigą. Todėl, jeigu video buvo naudingas ir patiko, tai spausk like, komentuok, jeigu yra kažkokių klausimų ir šiaip, aišku, prenumeruok. Na ir kaip vis atsakau, iki greito.